lanko broliai. Patinka virinti elektrodais, bet norite išmokti virinti ir argono aplinkoje. Kaip tai padaryti su jūsų turimo aparatuku? Keliaujame, viską parodysiu. Na kągi, mums reikia perjungti nustatymą į liftik funkciją. Pasiemame degiklį, kuris yra skirtas būtent tam suvirinimo būdui. Jisai neturi knopkės, štai toks kraniukas, atsisuka dujos. Jungiame elektrodų laikiklį, pajungiame, turėkite omeny, į minusinį lizdą. Mūsų masinis laidas jungiasi į pliusą, kaip ir visuose argono aplinkoje skirtuose virinti įrenginiuose. Toliau mums reikalingas argono balionas, argono reduktorius, ką pasijungiame, susukame virš 6 litrų, daugiau tikrai nereikia tokiam paprastam darbui ir galime pradėti dirbti. Darbas labai paprastas, atsukame dujas, dujos eina, tiesiog volframinį elektrodą priliečiame prie mūsų gaminio ir galime pradėti virinti. Na kągi, štai toksai prietaisas. Į didelius projektus, gal sakyčiau, ir reikėtų veltis, bet kaip pagalbinė priemonė, kažką jeigu reikia susivirinti, kas visai veikia ir visai galima juo pasinaudoti. Tai ką, esu dėkingas tomkart, kad esate kartu su AMB Dark Weld suvirinimu ir iki sekančių susitikimų.